Šiandien yra lapkričio 17 ir šiandien yra labai nuostabi diena, tiek tikrąją to žodžio prasme, nes labai gražus oras, tiek netikrąją to žodžio prasme, nes mes išvažiuojam į Japoniją, Tokijo. Dabar yra po 1:40, nes Mykolas vėluoja kaip visada, bet nieko tokio, tai nes visi labai laimingi. Tai ta proga pradedam savo vlogą čia, baigsim savo vlogą čia, tik tai nebe ketvirtadienį pirmą, o pirmadienį greičiausiai apie 8. Atvykom į Korėjos oro uostą, Incheon pavadinimu. Dabar jo senai matytas prieš 3 mėnesius, tai dabar jau einam ieškoti savo oro linijų personalo ir bandysim išsiaiškinti, ar vis dėlto mes iš Afganistano ar iš Lietuvos. Ką tik nuėjom į servisą, tai Monikai labai pasisekė, kad parašė laišką šitiem, nes iš Afganistano mus padarė lietuviais vėl. Be 5:01 skrydis turėjo šiek tiek turbulencijas, norėjo parodyti, kaip reikia skristi į Tokiją, bet visi laimingi, visi geri, beveik pamiegojom. Dabar einam, pabandysim praeiti pro muitinę. Atsiradom dabar Subway, lauksim, kol atvažiuos tramas, metro ir važiuosim į Shinagawa. O tada iš Shinagavos perlipsim į kitą statelę ir važiuosim tiesiai į Shibują, tą žymę Wall Street'o Tokijo analoginę perėją. Tempas yra Tokijo statelį. Tai dabar pirmas įspūdis. Japonų labai daug, jie vaikšto visi labai greitai. Ir kai šiaip mes filmuojam timelapsus, kad viską pagreitint, tai čia nereikia timelapso, čia tiesiog filmuoja normaliai ir visi tokiu pačiu greičiu juda. Nusipirkau pirmą neaiškų daiktą, čia yra panašus daiktas ir sushi, su lašiša ant viršaus, skonis nelabai. Jeigu atsimenam filmą Hachiko, tai čia yra jo žymioji statula, jinai yra visiškai šalia Šibujos. Trumpi pamąstymai apie parką. Apėjom parką, buvo tikrai labai cool. Turim labai vėlgi šitus pačius vartus, per kuriuos rėjom. Dabar einam į Harajuku Street. Pakankamai siaura gatvytė, bet parduotuvių labai daug, žmonių irgi labai daug, nors, sąlyginai daug, nors dar yra tik 10 valandų. Tai bandysim ieškoti čia lauktuvių ir jeigu pavyks jas nusipirkti, tai bus labai gerai. Žuolis, kurį pripučia ledų, pasveria ir tau atiduoda. Ir visas šitas gėris kainuoja 251 vieną, kas yra 2,50 €. Pirmas dalykas, labai noriu valgyti. Antras dalykas, nerandu kur valgyti. Trečias dalykas, nenoriu per daug valgyti. Ir ketvirtas dalykas, nenoriu per brangiai valgyti. Praktiškai neįmanomumo teorija čia. Tai sudėjus visus šitus 4 dalykus, tokio aš nepavalgysiu. Shinjuku Greenhouse. Tai yra iš esmės vienas didelis šiltnamis vidury parko. Ir čionais parodysiu kelias augalų rūšis. Žalias lapas. Antras žalias lapas. Žalias medis. Palmė su vaisium ant viršaus. Kaktusas. Alijošius. Palmė. Didelis bananas. Cinamonas. Princo viešbutis. Čia už manęs yra labai daug aukštų pastatų. O čia yra didžiulė sankryža. Ir čia yra pastatas, kuris turi labai daug visokių reklamų. Aš taip suprantu, kad čia yra prekybcentris. Ir kaip pasisakam į kairę, matom vėl daug labai reklamų. Tai esam Tokyo Metropolitan Station. Ne ten, čia tiesi. Tai va, ir dabar parodysiu, koks vaizdelis mums pasitinka, nes šiaip čia yra valstybinis pastatas, čia dirba jų savivaldybė, bet
Jie turi vieną labai gerą dalyką, jie leidžia užvažiuoti turistam į patį viršų ir pasidaryti aplink Tokijo nemokamai. Nu ką, tai pabuvom ant Towerio, pažiūrėjome visas pusės. Deja, bet Mountain Fuji jau šiandien nebesimato, nes per didelis smogas. Bet kitą kartą, jeigu dar spėsim atvažiuoti, tai viskas bus puiku ir tikėkime, kad pamatysime jį. Mintis iš to išsinešta yra tokia. Miestas atrodo didelis, tikrai. Bet supranti, koks didelis miestas tik tada, kai palipėjai aukščiau ir apsidairė aplinkui. Nes nesimato miesto pabaigos. Taip kaip pas mus Gedimino kalną užlipi ir matai dar kažkiek, kur daug maž ribos yra miesto. Tai čia Tokijo neįmanoma. Bet tada žinai, kad iš esmės miestas centras tai yra tik va šitoj vidury. O visa kita yra gyvenimai namai, nes jų tiek daug čia gyvena. Pavalgiam, dabar sėsim į tramą, važiuosim namo ir parodysim, kaip atrodo mūsų namai ir eisim miegoti. Maistas buvo toks. Nu ką, išlipam iš paskutinės metro stotelės, kurią šiandien važiavome. Dabar liko nueiti iki viešbučio, hostelio, jau čia reikia atprasti nuo viešbučio, hostelio ir nuvažiuoti į savo kambarį su savo piškomobiliu. Tai paskutinis blokas kilus iš mūsų hostelio. Tai prieikite arčiau. Štai taip mes šiandien gyvensime ir štai taip mes gyvensime Japonijoje. Tai yra mano bus šita lova apačioje. Aš būsiu vienas, Monika gyvens viršų. Štai tokias lempas jie naudoja. Tai bus įdomu, tikėkime, nieks nebesdės. Ir tikėkime, kad lovos prančinkės į nugarą nesulės. Tai labanakt, pirma diena Tokijo labai gera.